Sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pezulė apie kiną. Čia aš su jumis kino maniakas ir šiandien kalbėsiu apie labai populiarų šiuo metu karštą ir netgi erotinį filmą Baby Girl – Gera mergaitė. Romi, vadina Nicole Kidman, yra didelės firmos įkūrėja ir vadovė, turinti ypač tamsių ir jos vyrui Jacobui vaidina Antonio Banderas nesuprantamų minčių. Tačiau jos firmą atėjęs jaunas praktikantas Samuelis, vadina Harris Dickinson, ją lengvai perskaito ir atrodo žino, ko jai iš tikrųjų reikia. Slaptas, geidulingas ir absoliučiai nepriimtinas meilės romanas seka visą filmą, kol meilužiui ir Romi vyrui tenka susipažinti. Kaip Romi išsiverčia žiaurią, erotinę ir romantinę istoriją. Toks būtų šio filmo aprašymas. Ir šis filmas patraukė mano akiratį jau visai senai, kadangi Venecijos kino festivalyje sužibėjo, kadangi buvo nominuotas ir Auksiniui liūtui kaip geriausias filmas, tačiau būtent Nicole Kidman, šio filmo pagrindinė aktorė, laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą. Režisierė šio filmo yra Halina Rein, 49 metų, visai žymi režisierė, kuri, sakykime, įdomus faktas, yra gimusi Amsterdame, nėra amerikietė, yra europietė. Ir jos kiti žinomi filmai buvo taip pat kurti A24 filmų kompanijos, tai Bodies bei Instinct. Kalbant apie šio filmo scenarijų, tai jis yra labai artimas pačiai režisieriai ir jinai labai atvirauja, kas yra palyginus reta. Ir jinai labai atvirauja apie šio filmo faktus, kadangi jinai pati buvo ir scenarijaus autorė, ir režisierė. Jinai teigia, kad kai kurie įvykiai, ką mes matome šiame filme, buvo jai iš tikrųjų nutikę. Ir kodėl pasakiau, kad tai yra reta, kadangi filmai dažniausiai būna labai artimi filmo kūrėjams ir žiūrovams yra įdomu, ar kažkurie įvykiai, faktai nebuvo nutikę pačių kūrėjų asmeniniuose gyvenimuose. Ir dažniausiai kūrėjai nėra linkę labai atvirauti, kadangi visgi tai yra jų asmeninis, privatus gyvenimas. Tačiau Halina Rein tikrai atvirauja, tikrai nesigėdi ir teigia, kad šitas filmas buvo kurtas jai pačiai, jinai pati jį kūrė savo. Ir šis filmas yra būtent skirtas moteriams, kadangi šiame filme yra analizuojamos tokios, sakykime, labai privačios, labai erotinės mintys, kada tu galvoji, kad jos nėra pilnai priimtinos, kad kažkas yra blogai su tavimi. Todėl jis pilnai su manimi ir nesurezonavo. Tačiau tai vis tiek labai geras ir kokybiškas filmas, kurį rekomenduočiau pažiūrėti atvirų pažiūrų žmonėms, kadangi vyksta tokių, sakykime, įvairiausių įvykių ir labiau konservatyvų žmonės gali šio filmo nesuprasti ir manyti, kas čia yra per nesveikų žmonių filmas. Tačiau šitas filmas yra būtent apie išsilaisvinimą, apie susitaikymą su savimis, pripažinimu savo visų minčių, netgi pačių giliausių ir tų, kurių nesinori niekam atskleisti. Ir manau, kad šitas filmas pasieks labai didelę auditoriją, ne tik dėl to, kad yra labai geras filmas, bet ir dėl to, kad buvo sukurta labai gera socialinių tinklų reklama. Ta reklama, sakykime, pati kompanija A24 kūrė, tačiau prisidėjo ir žiūrovai. Kadangi tokio tipo filmai yra palyginus reti ir įprasti žiūrovai nėra pratę žiūrėti tokių filmų, tikrai buvo labai daug pasidalėjimų, kaip tu išeini, kad po šio filmo jūs išeisit visi sušlapę, sudrėkę. Ir kad šitas filmas yra labai karštas, yra labai ypatingas.
Ir kodėl aš manau, kad buvo sudarytas būtent toksai įspūdis, tai vien dėl to, kad šitas filmas buvo gerai išreklamuotas. Kadangi man, kaip, sakykime, įvairių filmų žiūrėtojui, tų scenų erotiškumas nebuvo kažkokia naujiena, kadangi tiek ir praeitais metais išėjusiam filme Prasti reikalai Poor Things buvo tikrai, sakyčiau, gal net daugiau tų, sakykime, tokių erotinių scenų. Tačiau šitas filmas buvo gerai išreklamuotas ir ta reklama jiems, manau, kad atsipirks. Kadangi tikrai manau, kad bus pretendentas ir netgi į Oskarus, nebent bus per vėlu, kadangi Oskarų nominantai visai greitai išeina. Ko negaliu nepaminėti, tai yra aktorės, kuri atliko Maury dukros vaidmenį, kylančios aktorės, kuri vaidino ir The Room Next Door filme, tai yra Esther McGregor, 23 metų, jeigu neklystu, aktorė, kuri labai sparčiai auga, kurios tėvai taip pat dirba kino industrijoje. Ir šitą aktorę manau, kad tikrai labai sparčiai auga ir greitu metu mes ją matysime vis dažniau. Kodėl rekomenduočiau šitą filmą, tai vien dėl to, kad jis yra išskirtinis. Šita filmo mintis apie išsilaisvinimą ir pripažinimą savęs tokios, kokia esi, nėra galbūt labai retas, tačiau šiame filme yra būtent kalbame apie tas mintis, būtent apie tas erotinės mintis, kur tu manai, kad kažkas yra blogai, tu išbandai įvairiausias terapijas, išsiaiškint vis dėlto, kodėl tu tokias mintis turi, kodėl tau tas patinka, o ne tas, kodėl tu tiesiog negali būti normali. Ir tokios temos yra tikrai retai analizuojamas ir čia yra būtent mano taip pat pirmas filmas, kuriame ši tema ir buvo plačiai išvaidinta. Tai yra geras filmas, tačiau iš karto įspėju, geriau neikit su giminaičiais, su draugais galite eiti, nes vis dėlto šiame filme tų erotinių scenų yra ir tiesiog galimai bus šiek tiek nejauku sėdėti šalia žmogaus, kurį pasikvietėte į filmą ir sakėt, kad bus labai geras filmas. Šiame filme taip pat yra pilna muzikos, kurios dėl autorinių teisių negaliu jums paleisti, tačiau rekomenduoju būtent po tinklalaidės pasiklausyti dainos, kuri atlieka reklaminę ir ne tik reklaminę prasme. Tai yra George Michael daina Father Figure. Įsigilinkite į žodžius, kadangi jie labai gerai sutinka su filmo mintim ir prasme. Tikrai labai norėčiau jums ją paleisti, bet kaip ir minėjau, dėl autorinių teisių negaliu to padaryti, todėl prašau po šios tinklalaidės ją pasiklausyti. Čia buvo Kinomaniakas, kalbėjau apie filmą Baby Girl, Gera mergaitė. Tikiuosi, kad pažiūrėsit, pasiruoškit, jeigu žiūrėsit morališkai, kadangi kai kuriuos jūs gali netgi šiek tiek traumatizuoti šitas filmas. Tačiau kviečiu būti atviriems, kviečiu būti angliškai open-minded, priimti tai, ką matote, priimti tai, ką matysite ir priimti save tokie, kokie jūs esat. Tiek šiandien buvau aš, Kinomaniakas, ir iki.